Sveiki, mano vardas Darius, aš vadovauju portalui tiksavininkai.lt ir noriu Jums padėkoti, kad pasitalpinot savo skelbimą pas mus. Dabar aš noriu duoti tokį keletą patarimų, ką dar Jūs galėtumėt padaryti, papildomai prie to, kad jau atsidūrėte savininko portale. Visų pirma, Jūs, kai pasitalpinote, ar patalpino kažkas tai portale, jūs turite, dabar jūsų skelbimas turi unikalią nuorodą. Tai šitą nuorodą jūs galite lengvai persiųsti savo potencialiem interesantam, kas tai būtų, ar tai pirkėjai, ar tai žmonės, kurie nori išsinuomoti, ar šiaip kas domisi, ar draugam, ar pažįstam elektroniniu paštu. Jūs galite kopijuoti adresų lauke šitą nuorodą ir galite visiems persiųsti. Šiaip reikėtų nuorodą su savo skelbimu arba bendrai tik savininkai.lt nuorodą galite reklamuoti. Kuo daugiau mes pritrauksime į šitą bendruomenę pardavėjų ir pirkėjų, tuo daugiau įvyks sandarių iš rankų į rankas. Kitaip tariant, tiesiogiai ir nereikalinga bus mokėti komisinių, tarpininkam. Dabar ką jūs dar galite padaryti? Patalpinkit savo šitą nuorodą arba bendrai svetainės nuorodą savo Skype profilą, kur yra profilą, Facebookas, Skype'as, kur tik turit kažkokią tai profilą prisiregistravę, patalpinkit bent jau tuo metu, bent jau laikinai, kol jūs pardavinėjat ar norite išnuomoti savo turtą. Po to jūs bet kada galite tą profilą pašalinti, pakeisti. Ar ne? Dabar kitas dalykas. Siųskite šitą informaciją apie savo parduodamą turtą, nebūkite kuklus, jeigu jūs norite gauti daugiau pinigų, jūs turite skleisti žinią. Aišku, mes tą darom labai stipriai, bet nepamaišys jums irgi prisidėti prie viso to dalyko, nes kaip ne kaip jūs esate labiausiai motyvuotas žmogus parduoti ir išnuomoti savo turtą. Niekas nėra taip motyvuotas kaip jūs. Reiškiasi, ką dar jūs galite padaryti? Būtinai siųskite savo pažįstamą, ar tai būtų SMS-ais, dabar tie išmanieji telefonai, taigi galima paimti jau SMS-ų netgi nuorodą nusiųsti. Viską galima tiesiai iš telefono tvarkyti, tik tai paspaudimas, galima grupinės žinutės išsiųsti. Išsiųskit savo draugam ir pažįstamiem. Kodėl? Jūs gal galvojat, kad jie nenori pirkti, bet lietuviai jau yra tokie, jie dažniausiai nesigiria, jeigu nori pirkti, nes bijo, kad pinigų netimtų, ar ne? Tai labai būna keista, kartais žmonės sužino, kad artimiausias draugas ką tik nusipirko ir nusipirko būtent tokį turtą, kur jisai pardavinėjo. Tai patikėkit, aš 22 metus dirbu su nekilnojamu turtu ir jeigu surinkti kompanijoje 20 žmonių, tai beveik visada galima iš karto tokią kaip duomenų bazę turėti. Kažkas parduoda turtą, kažkas perka turtą ir gali netgi būti, kad atitinka jų poreikiai. Bet jeigu jūs turit kontaktuose 200-300 kontaktų, o dabar Facebook'ose žmonės turi tūkstančius draugų kontaktų, tai tikrai kažkas perka, kažkas parduoda ir gali būti, kad būtent tokį turtą, kokį jūs turit. Ir jeigu ne jūsų draugai pažįstami, tai jų draugai pažįstami, tai tikrai norės kažkas, tai bent jau kelis žmonės sudomins jūsų skelbimas. Naudokit, tai yra lengva, tai galima greitai daryti ir tai duoda gerą efektą. Įsidėkite skelbimą langę, jeigu, aišku, 19 aukštas galbūt nelabai, bet jeigu, sakykime, 5 aukštis, tai netgi 5 aukšte matosi, kad parduodama. Žmonės būna, kad žiūri į langus labai dažnai ir tai duoda gerą efektą. Mes esam daug turtą pardavę būtent naudodami šitą skelbimą langę. Kodėl? Todėl, kad ten apie tą namą vaikšto tie žmonės, kurie domisi, kurie būna toje vietovėje ir jie yra patys geriausi pirkėjai. Tarp kitko, už tokią skelbimo langą padarykit nuotraukas, atsiųskit mum. Mes, tokį neoficialų konkursą paskelbsiu dabar jau. Kas reiškia, kieno skelbimas bus originaliausias, sugalvosim jums kokį nors apdovanojimą. Kokį, sakykime, 500 eurų vertės. Ar tai dokumentus sutvarkysime, ar tai
ar tai reiškia konsultaciją, ar kažkokią problemą išspręsti. Mes turim gerus teisininkus, reiškia, jums nueiti pas teisininką, prasikonsultuoti kainuos tikrai labai daug pinigų, arba pavesti kažkokį reikalą tvarkyti, mes jums tai padarysim nemokamai. Tiesiog jūs populiarinkit mūsų portalą, mes teiksim paslaugas jums. Reiškia, lapeliai yra dar toks dalykas. Tiesa, jūs galite užeiti, pasižiūrėti, YouTube yra NT paslaptys, aš ten filmuoju daug informacijos ir kaip marketintis, ir kaip kainą nustatyti turto, ir daug nemokamos informacijos, tokios 3-5 minučių patarimais, ir galite ten atrasti daug informacijos. Lapeliai yra labai svarbu. Ką reiškia lapeliai, irgi pasiklausykite šituose įrašuose. Tai yra labai svarbu. Vien lapelių pagalba, jeigu sistemingai dirbsit, savo mikrorajone paklijavę, pamėtę tos lapelius, jūs galite savo turtą labai greitai parduoti. Ant lapelių taip pat pažymėkite tik savininkai.lt. Kodėl? Todėl, kad jeigu pastebėjot, žmonės jau pabrėžia ir taip, kad parduoda savininkas, be tarpininko, ar ne, tai jūs duosite nuorodą į mūsų portalą ir tuo pačiu jūs reklamuosite, kad jūs parduodate be tarpininko. Tai reiškia, pirkėjas sutaupys tos komisinius, ar ne? Prekybos centruose paklijuokit savo tos lapelius, ten, kur gyvenate. Irgi prekybos centruose lankosi žmonės, kurie nori gyventi jūsų vietoje. Už jūsų turtą sumokės aukščiausią kainą tie, kurie nori gyventi būtent jūsų vietoje. Jeigu kas nori bet kurioje miesto dalyje, bet kur pirkti turtą, tai jie mokės kažkokią tai kainą, bet jiems skirtumo didelė nėra. Ar čia, ar kairėje, ar dešinėje, ar vienam miesto gale, ar kitam. Sakykime, nėra taip motyvuoti. Bet žmogus, kurio mama gyvena tam mikrorajone, ir jeigu jūsų namas yra gretimas šalia jo mamos, visada sumokės aukštesnę kainą. Visada, patikėkit manim, iki 10% aukštesnę kainą nei vidutiniai pardavimai. 22 metai nekilnojamam turte, turbūt žinau, ką kalbu. Reiškia, kas daugiau. Spauda, dėkite spaudoje skelbimui, taip pat rašykite tik savininkai.lt, rasite daugiau nuotraukų, rasite mūsų, reiškia, portalą tik savininkai.lt. Pastebėkit vieną dalyką, kad mes ten pateikiam daugiau informacijos, yra labai daug pasirinkimų, netgi tokie pasirinkimai, koks virtuvės plotas, pasirinkimas, nereikia pačiam įrašyti, tai yra gražiai susisteminta informacija, kiek reiškiasi, į kurią pusę langai išeina, kas aptarnauja, ar bendrija ir taip toliau. Yra dešimtis, jeigu ne šimtai laukų, kuriuos galima iš karto suvesti, ir tai taupo jūsų laiką, kadangi kiekvienam interesantui paskambinusiam, o skambučių jūs tikrai susilauksit labai daug, jeigu normali kaina ir pakankamai geras marketingas, tai kiekvienam aiškinti, ar langai kairiai dešinė, tai kiekvienam gali užtrukti po 15-20 minučių, 10 skambučių 200 minučių, jau krūva valandų, jūs jau patampat kaip etatinis agentas. Todėl nukreipiat į portalą, duodat nuorodą, paaiškinat, reiškia, pasakot adresą ir žmogus tenai tegu persiskaito viską informaciją. Svarbu viską sužymėti, paskirti ten 15 minučių ar kiek, kad viską iki smulkmenų sužymėti ir daugiau nebereikės to kartoti. Štai arba patys tą galite padaryti, arba rašykit portalo administratoriumi, jie padės jums tuos laukus sudėlioti. Tai turbūt tiek. Ką jūs galite dar papildomai padaryti, kad savo turtą parduoti brangiau. Dabar tie visi dalykai, ar jūs darysite ar nedarysite, gali reikšti, ar jūs gausit 5, ar 10, ar 20% netgi didesnę kainą. Tai yra antiek svarbu. 20% nuo nekilnojamo turto, ypač jeigu tai yra parduodamas turtas, tai yra tikrai didelė suma pinigų ir tikrai tai yra verta daryti. Tai ką, ačiū tada jums ir sėkmės. Žiūrėkite kitos video patarimus NT paslaptis ir reklamuokite portalą tik savininkai.lt, tuo labiau, kad dabar, reiškiasi, aš dabar taip norėjau pasakyti, kad dabar yra akcija, nežinau, ar akcija tebėra ar nebėra, bet kokiu atveju šitas portalas jums duos daugiau naudos negu bet kuri kita reklamos priemonė. Kodėl? Todėl, kad pirkėjų troškimas numeris 1 yra atrasti savininkų kontaktus ir vesti dėrybas tiesiogiai su savininkais. Net jeigu pirkėjai ir kreipiasi į agentus, jie kreipiasi į agentus tik tai todėl, kad jie negali rasti jūsų informacijos.
Nebuvo iki šiol vienos vietos, kur jie galėtų atrasti informaciją. Ir po to turbūt niekam nepaslaptis, kai jau tas pirkėjas su agentu, reiškia, atvyksta, daug pirkėjų deda pastangas, kad tą agentą vis tiek apeiti, kad susitarti tiesiogiai. Tai nėra labai gražu, bet pirkėjai labai dažnai neturi kito pasirinkimo, nes agentai tikrai teikia, dauguma agentų teikia labai nekokybiškas paslaugas ir žmonės yra priversti kažko tai imtis, reiškia, kad eiti į tas tiesioginės derybas. Tai vat, nuo šiol to daryti nebereikės, yra savininkų portalas, ten tik savininkų kontaktai, pirkėjai galės tiesiogiai bendrauti. Svarbu dabar, kad apie šitą portalą sužinotų kuo daugiau žmonių. Atrodytų, jeigu jūs reklamuojat šitą portalą, tai atsiras daugiau būtų, vadinasi, atsiras konkurentų. Jūs norėtumėt vienas būti tik tai tam portale, bet tai yra netiesa. Kuo didesnė bendruomenė, kuo daugiau, reiškia, bus šitam portale pardavėjų, tuo daugiau pritrauksim pirkėjų. Ir tarp kitko, jeigu kas nesuprantat, kaip sukasi tas verslas, tai sakykime, jeigu paimti 1000 pardavėjų parduoda kažkokius butus, tai kaip jūs galvojate, iš kur atsiranda pirkėjai? Iš oro, iš Anglijos atvažiuoja? Taip, iš Anglijos atvažiuoja, taip, tas tiesa. Bet iš 1000 pardavėjų pusę ar netgi daugiau pardavę savo turtą pirks kitą turtą, arba mažesnį, arba didesnį. Tai kitaip tariant, jeigu jūs pritraukėte dar 1000 pardavėjų į šitą portalą, mes pritraukiam jūs, ar mes kartu pritraukiam, vadinasi, mes tuo pačiu pritraukime 500 pirkėjų. Mažiausiai 500, tik tai laiko klausimas. Jie turi parduoti savo ir tada pirks jūsų turtą. Jie parduos savo ir pirks jūsų, parduos savo ir pirks jūsų. Tai va taip ir atsiranda dauguma pirkėjų. Žmonės turi klaidingą tokią nuomonę, galvoja, kad pirkėjai turi turėti pinigus iš kažkur. Ne, dauguma pirkėjų tai yra tiesiog nenutrūkstančios grandinės. Pardavė savo, perka tą, tie pardavė tą, perka tą. Ir tai yra vadinama tokia natūrali kaita, natūralus procesas. Vieni gimsta, kiti miršta ir vieniem nebereikalingas turtas, kitiem reikia daugiau turtų. Tai vat, ir vyksta ta natūrali apyvarta. Tai sėkmės jums pardavinėjant turtą mūsų portale, siūskite pasiūlymus, kaip mes galim dar pagerinti tą portalą, nes dabartinė versija yra pradinė versija, mes darysime viską, kad pateikti skaidresnį informaciją, kad daugiau, detalesnė, kad būtų patogiau naudotis. Dabar kol kas dar telefonų nelabai galima naudotis, bet jau, sakykime, už mėnesio 2 bus labai patogi telefoninė versija, galima bus naudotis telefonu ir žodžiu, laukiam jūsų pasiūlymų, laukiam atsiliepimų ir sėkmės pardavinėjant savo nekilnojamą turtą lengvai, paprastai. Jeigu reikalingos kokios konsultacijos, rašykit. Ačiū, iki malonaus.